Labas vakaras, sveikiname su kovo 11-ąją ir kviečiame LNK žinių. Aš Lina Kairytė. O sporto įvykius apžvelgsiu aš, Šarūnas Mazalas. Ir štai ką matysite. Lietuva švenčia laisvę. Sveikinimo kalboje prezidentas įkando konservatoriams ir ragino lietuvius nepasiduoti baimiai. Tik nereikia mūsų gąsdinti. Su kovo 11-ąją, mėlyje. Kovo 11-osios minėjimas Seime be Vytauto Landsbergio. Profesorius atvyko tik į mišias Vilniaus arkikatedroje. Lietuva turi jėgos, išlaiko optimizmą ir švenčia. Pinigai svarbiau už vertybės. 10 įmonių Lietuvoje padeda Rusijai išvengti sankcijų, o eilinius rusus galimai aprūpina IKEA baldais. Lietuva yra vienas didžiausių gamintojų IKEA, tai irgi yra tikimybė, kad tos prekės keliauja iš Lietuvos. Lietuviai masiškai keičia asmens dokumentus. Migracijos departamentas neatmeta, kad dalis gyventojų tą daro dėl karo grėsmės. Dėl viso pikto. Bėga visi iš Lietuvos, bėgti reikia pasiruošti, bėgti iš reikia. Kuo greičiau. Neįprasta išpažintis laiškais arba susirašinėjimas su kunigu. Tokią idėją pasiūlęs klebonas vos spėja atrašinėti. Tarkim, ištekėjus moteris turi vyrą, turi 2 vaikus ir dar turi romaną, turi meilužį ir klausia, noriu įsivaduoti, kaip man čia dabar ką daryti. Absurdas sveikatos sistemoje dėl naujos mados mesti svorį. Sergantieji diabetu negauna gyvybiškai svarbių vaistų, nes juos išperka norintys greitai ir be didelių pastangų sulieknėti. Beprotybė. Žmonės moka gydytojams už receptus arba perka nelegaliai. Ir apie kasmetinę Oskarų ceremoniją. Pagerbtas Navalnas, įteikta statulėlė už filmą apie Mariupolį, o daugiausiai Oskarų susižėrė filmas apie atominės bombos kūrėją. And the Oscar goes to Christopher Nolan Oppenheimer. Lietuva švenčia 34-asias laisvės metines. Sostinės centre įspūdinga eisena su milžiniška trispalve ir jūra šypsenų. Tik šventinis Seimo posėdis netrodė taip šventiškai. Skambėjo liūdnos dainos ir tylos minutės. Minėjime nebuvo profesoriaus Vytauto Landsbergio, o sveikinimo kalbą sakydamas prezidentas Gitanas Nausėda įkando konservatoriams ir ragino lietuvius nepasiduoti gąsdinimams. Rodo Eglė Raškauskaitė. Gedimino prospektu keliauja milžiniška Lietuvos trispalvė. Už jos tokio pat dydžio Ukrainos vėliava. Vilniuje jūra